Bet jau ne vieną kartą aplankė mintis, gal sakau, reik varyti namo, tiesiog. Tai visai neblogai, chebrytė yra vilties. Gaila aišku, korabas liko kitam kartui. Sveiki bičiuliai, tai 7:05 ryto, šniokščia kriklys. Palieku bazinę stovyklą nuo Radomyrė. Ten va priekį jau matas išlindus korabo viršūnėlę. Laukia geras oras pagal visus pranešimus ir toks nemažas žygis. Planavau išeiti valandą anksčiau, bet išėjau valandą vėliau. Nu ką, pradžiai visai nieko takas, va, yra žymėjimai, matyti atnaujino prieš sezoną. Ir kaip ir sakė vienas žmogus, sakė, šitas takelis gražus, nes matosi visas Radomyrė miestelis, gan atokus, 1,300 metrų aukštyje. Ir dabar stabtelėjau jums parodyti, nes jau turbūt nebebus šito miestelio vaizdo. Nes čia kilsiu slėniais aukštyn. Maždaug 5 valandos yra iki viršūnės. Tai mano strategija kas valandą daryti pertraukėlės, stabtelėt, pailsėti gerai, atsigauti ir žygiuoti toliau. O šiaip, kad ir kaip sunku bebus, bent mažai žingsneliais visą laiką judėti į priekį ir be reikalo nestoviniuoti. Čia tokia pieva priėjau, medžiai. Tikiuosi nebus čia kur meškos į krūmus įlindusios. Va, kaukazietiški slivukai auga pakeliui. Štai va toks va karavanas prakeliavo pro mane, o aš jau įveikiau savo pirmąją zoną. Praėjau tą tokį vadinamą shortcutą, statesnių sukilimų, bet gal 300 metrų ilgio sutaupiau. Tai darau pirmą poilsėjimą, jau valandą su trupučiu kopiu. Dar nemažai liko sukopimo, šiaip dar nesunku patikėti, kad dar 4 valandos liko lipti, nes šiaip iš tikrųjų gerokai pavargau visas šlapės. Ok, kažkaip po truputį čia sulipsim, paskaičiavau, kad iki 2 turėčiau atsidurti, tiksliau iki 1 turėčiau atsidurti viršūnėje, o apie 2 būtų idealu viršūnę palikti, tai šiuo metu dabar yra dar tik 9 ryto. Ten visur apačioje miškai, tai praėjau tą miško zoną, biškį pergyvenau, kad miškų nebūtų. Ten krioklys šniokščia, net galva atrodo visa plyšta nuo to krioklio. Ir blogiausia, kad kai krioklys šniokščia, tu negirdi meškos, ji gali būti tiesiog palei krūmus, palei prie pat tavęs. Meška irgi tavęs negirdi, tai tokia gan įtempta ten vieta buvo toje apačioj prie miškų. Bet dabar jau viskas, miškai baigėsi, prasidėjo pievelės, stepės. Aišku, ten dar gerai apačioj buvo pavėsis, kas irgi buvo šiaip smagu. Priėjau ir avelių bandą, štai prieki šuo, veda vis priekį, visas eina iš paskos šūnio. Ir tik iš paskos ateina žmogus. Labai graži vieta. Tik užlipau čia ant to šlaito ir iš karto šitas visas avis pasipylė. O kitas šuo iš galo, toks pats lygiai. Saugo vis ir gano. Va, karvės ten toliau dar ganasi. Tai dar vienas šuniukas. Būna jie šiaip puola kartais praeinančių žmonės. Bet jeigu ką, va, dujos keliauja kartu. Ar nuo meškų, ar nuo šunies. Nebaisu kažkaip dabar visai. Nu va, ir korabas vis artėja. Jei neklystu, tai va tas va gabaliokas bus. Nu dar nemažai kelio liko. O šiaip ką galiu pasakyti, sunku, žiauriai sunku lipti. Nežinau, ar dėl to, kad čia buvau susirgęs, gerai neišilsėjęs, nežinau. Bet jau ne vieną kartą aplankė mintis, gal sakau, reik varyti namo, tiesiog. Nebelipt, va, pasižiūrėjo dar biškį ir viskas. Esu iškilęs į panašų šiaip aukštį, bet kažkaip nežinau, buvę yra lengviau. Šiaip aišku, kuprinė gan daug sveria, tiek vanduo, tiek visa technika, powerbankai, kamera, fotikas, kad pasidaryti video normaliai. Tai 2 valandos sustojimas šį kartą jau su tokiais vaizdais, o kalnas pats man yra už nugaros. Bet šiaip visai neblogos naujienos, pasižiūrėjau GPS-ą dabar. Tai žiūriu, nežinau, čia turbūt nebesimato jau jums, bet liko dar 3 kilometrai. Tai pradžioje buvo 8,7 ar gal 9 km 100 metrų, o dabar liko 3,2. Tai visai neblogai, chebrytė, yra vilties. Yra vilties, kad pasieksim ir kalno viršų. Tai kol kas žygiuoju nuo 7,5 pradėjau, dabar yra 10:27. Tai kažkas tai apie 2,5 valandos. Tai va, čia dabar šitas karelę naudoju ne dėl šildymosi, bet tiesiog tam, kad sugertų prakaitą, nes žiauriai šlapia galva. Viskas tiesiog bėga.
pasikeičiau dar koines. Išėjau biškis tokiom per šiltom. Geros šiaip vilnonės, bet tiesiog pradėjau jausti, kad tiesiog koja visiškai šlapia pasidarė. Tai pasikeičiau, tiesiog tokias paprastas užsidėjau. Buvo atsarginis variantas, jeigu pelėje koja sušlaptų ar kažkur kitur sušlapčiau, tai kad būtų ko persvaudyti, bet žodžiu dabar tiesiog pasikeičiu į lengvesnį biškį apavą. Kadangi jau artėjau link 11 valandos, tai nuo 11 iki 3 labai stipri saulė, 9 ten tas lygis, tai reikia dar pasipurkšti būtinai kremuku. Jau varčiau viršūnės esu, tai čia ir tos saulės ir šiaip intensyvumas didesnis. Jau antrą kartą purkšiuosi, nes realiai nuo prakaito labai viskas nusivalo. Ir šį kartą žygiui pasirinkau visiškai sintetinę maikutę. Tai šiaip labai geras sprendimas, nes čia kol pasidėjau, gal kokių 10 minučių jau visiškai sausa nugara pasidarė. O buvo šlapia. Nežinau, vis dar netikiu, kad aš čia pats lipu iš tikrųjų. Lipsiu iki 2, jeigu lipsiu, tai lipsiu. Pasileidau per JBL, va, biškį. Muzikos paklausyti. Na, o jūs ką galite prisidėti, užsiprenumeruokit kanalą, kas dar to nepadarė. Paspauskit kokį laiką ar parašykit komentarą, tai bus mano motyvacija sekantiems kalnams. Nu, pasiekiau dar vieną vietą, tai Korabo upelis. Čia va teka upeliukas, šaltinis. Tai galima čia pasipildyti vandens atsargas, turbūt taip reiks padaryti. Na ir šiaip dar turiu vandens, tai dar iki viršūnės turėtų pakakti. Šiuo metu dabar yra mano aukštis 2332 metrai, viršūnė 2764. Tai dar laukia truputėlį apie 400 metrų sukilimo. Korabas vat bus tas kalnas, tai čia dabar taip kažkaip turiu eiti, suktis ratą ir tada į tą viršų. Na, o šiame aukšte tai ir sniego jau yra daugokai. Čia visur pilna tiesiog. Štai dar palipau aukščiau ir vėl kokie sniego laukai vidury kalnų. Slidu per sniegą, reikia būtinai lazdas naudotis. Bet kas dar įdomiau, kad saulės vilina ir vėjo beveik nėra. Štai įdomus toks jausmelis brendi sniegučiu, bet karšta. Na, čia bendrai žiūrint dar va tokie va mano keliai kažkur tai čia, gal neįsivaizduoju, va ten gal pagalys matosi. Ten ir kažkaip tai per viršų. Tai ką, draugai, atėjau štai tokią nuostabią vietą. Mano kelias, kurio jau man už nugaros. Čia va tokie akmenys. O čia vaizdas jau į visiškai kitą kanjoną, nežinau, slėnį, kaip čia pasakyti. Tai su šiuo nuostabiu vaizdu turbūt ir baigsiu savo kelionę šiandieną. Nes iki viršūnės veda šitas keliukas. Ir ten, grubiai tariant, nežinau, čia per video matosi ar ne, ganėtinai toli dar. Bet matosi pati viršūnė jau, bet iki tos viršūnės eiti dar gera valanda kelio. Tai čia žodžiu, priejau tą tokį taką nuo pačios, toks smaigalys ir dabar jau čia tiesiai tas šturmavimas per kalno nugarą iki viršūnės. Tai va, gaila aišku, Korabas liko kitam kartui. Na, kaip ir sakiau, kopsim į viršūnės. Nežinau, ar visas sukopsim, bet vat kopsim, bandysim, žiūrėsim. Nu ką jūs, tai spėkit, kur aš čia dar visgi atsidūriau. Taigi užlipau visgi tą viršūnę, sėdėjau, pažiūrėjau, galvoju, kokią aš čia nesąmonę pasakiau. Nebeužlipsiu, čia paskutiniai metrai lipę. Liko sulipti, galvoju, gyvenime aš vėl nebelipsiu, čia 5 valandas kopiau, liko pusvalandis. Taigi galvoju tiek to, net ir po tamsiai, jeigu teks grįžti, va, bėrsprėjų turiu, tai kaip ir nėra čia ko parintis, bet to dar yra iki tos tamsos laiko, ilgą dieną, geras oras. Antrą kartą gyvenime tokių gerų sąlygų gali ir nebūti, galvoju, varau, tiek to, užlipsiu. Nu ir ką čia turim, žiūrėkit, hibrytė, Korab Mountain. 2764 metrai virš jūros. Getting to the top is optional, getting down is mandatory. Tai va, toks įkvepiantis užrašiukas. Nu ir aišku, awesome vaizdai.
Čia jau viskas, kas matosi, tai Makedonija. Makedonija, ten tas ežeras, aš pro jį pirmai važiavau, kai važiavau link Albanijos pirmą kartą. Ten kažkokie irgi keliai Makedonijos, bet jau viskas Makedonija. Irgi sniego turi Makedonijai nemažai. O čia Albanijos pusė ir labai faniai, kad nuo viršaus jau matosi tas miestelis, nuo kurio vakar startavau. Tai va ten va toks tolumoj, toli toks mažytis kaimelis. Rugpjūčio mėnesį, aišku, diena būtų buvus trumpesnė, bet kartu ir nebebūtų tokio gražaus vaizdo. Rugpjūtį būna ta žolė tokia visa parudavus, pakepus nuo saulės. Nepavargau iš tikrųjų labai baisiai, tik tiek atsakau, dėl slogos ir prastos sveikatos pastarosiom savaitėm, galima jau taip sakyti, kažkaip nebuvo daug jėgų, dėl to tempas buvo mano labai lėtas. Dar aišku, kai filmuoji, dar tas šiek tiek atima laiko. Tai ką, 2026 metai, Liepos 11 dieną, 14 valandų ir turim Korab Mount. Aukščiausias taškas Albanija, aukščiausias taškas Šiaurės Makedonija. Va tokie bus pietus šiandien. Tūno salotas įsidėjau, čia dar turiu pomidoriuką ir va tokią mini fantytę, egzotinio skonio. Tikrai egzotika čia ant to kalno. Plius dabar gerai, dar toks debesėlis užėjo, ne karšta. Čia Hebra žiūriu, dar atvarė, tik tai man čia besėdint, tai dar vėliau negu aš. Biški praėjo debesiukas, labai saulė čia kepina viršui, tai apsirengiau čia tokį rūbą. O ką, dar keli gurkšniai rytinės kavos ir reiks judėti. Nu ką, tai leidžiusi žemyn. Gerą pusvalandį dar užteko pabūti viršūniai, tai yra dabar 2:30. Pats metas judėti į apačią. Beje, čia žiemą žymėjimas jau eina tokiais va stulpeliais, nes būna daug sniego ir kad lypantis žiemą galėtų matyti kelią. Tai lypant į viršų ten, va, ant to šlaito man besėdinti ir gimė į mintis. Nepasiduoti ir va šito keliuku kilti viršų, iki pat viršūnės. Nu ką, draugai, tai su tokiais gražiais vaizdais per nepilnas 50 minučių grįžau jau vėl prie šito upeliuko, krioklio. O nuo šito kriokliuko ir geriamo vandens šaltinio lipau į viršų gal dar 2,5 valandos. O dabar gal 5 minučių kažkas tai tokio. Tai prisileisim vandens truputėlį, nes nebeturiu nei lašo. Čia pakeliui dar sutikau draugų, žodžiu. Iš Serbijos žmonės, labai fainai pakalbėjom. Ant kalno viršaus sutikau juos, besileidžiant apačioj vėl aš juos prisivijau. Tai dabar einam, šnekučiuojamės, labai fainas nusileidimas žemyn. Nu, ką jūs, žygeiviai. Tai žodžiu, 18:07. Tai toks geras 10 valandų laikotarpis ir suvaikščiau. Grįžau į Radomyrę miestelį, paskutiniai metrai iki Toyotos. Šiaip sunkus žygis buvo, žinokit, tikrai sunkus. Viskas, Toyota pasiekta. Bet geriausia tai, kad su šita viršūnė iš tikrųjų nušauti 2 zuikiai. Nes užlipus į Korabo kalną užsiskaito 2 viršūnės. Albanijos ir Šiaurės Makedonijos. Tai dabar turim dar daugiau mėlynų valstybių mano žemėlapyje Europos. Liko kiaušinių šiandien po žygio mano. Tai va, daviau sargai. Už tai, kad mašiną saugoja. Ar tinka sargai? Suėdė viską, ir trynius, ir viską suėdė. Laimingas sargas. Jau nuo vakar čia pas mane trynėsi. Vakar meduolio gavo, šiandien jau geriau, kiaušiniai. Pradėjo kristi sargai. Taip, viskas gero vakaro, varom ilsėtis ir iki rytojaus. Čiau. Labas rytas, nu ką, tai vakar po žygio į kalnus, žinokit, smigau ir miegojau. Na, o šiandien standartiškai po įveiktos šalies viršūnės eisim valgyti tos šalies patiekalų. Tai šiandien einam į Radomyrą vilą ir čia, kadangi man jie leido naudotis ir tulikais, ir dušu. Na, aišku, išgerdavau čia pas juos kavelės, atvykęs išgeriau, vakare čia dar arbatos išgeriau. Tai einu pas juos šiandien paragausim Albanijos kalnų gyventojų pusryčių. Tai tokie va pusrytėliai bus. Kadangi švediškas stalas, tai sėdėjau ką norėjau, bet principė pagrindė daug kur ir Tiranos miestą valgiau, tai irgi kiaušinienė eina, sūrio kažkokio ten gabaliukai, na čia dar blenelių yra iškeptų.
Na tai tokie gan paprasti ir gan įprasti albaniški pusryčiai. 4 eurai nepilnai kainavo. Šiaip visai geros kainytės, palygint, kad tai yra kalnų kurortas. Ir viskas, einam prie Toyotos ir šiandien jau palieku šią vietelę ir judėsiu toliau. Kur judėsiu, nežinau, bet kažkur jau reikia važiuoti. Vo, draugelis mano laukia. Nu, kiaušinį dar nori. Besileidžiant nuo kalnų dar štai tokį va monumentą privažiavau. Galvoju, sustosiu, reikia nufotkinti, taip įspūdingai ganėtinai atrodys, irgi taip aukštai ant tokios kalvelės. Vėliavėlė plevėsuoja, tik labai įdomu, kam čia tas monumentas skirtas. Na, aišku, čia kažkas susijęs su karu, bet šiaip jokio aprašymo nėra nei Google Mapsuose, nei kitose programėlėse. Gal jūs kelionių mylėtojai turit savo nuomonę, kam gali būti skirtas šis monumentas? Parašykite, jeigu žinot komentaruose. Nors aš kaip žmogus atvykęs iš Lietuvos, tai labiau fotkinčiau ne monumento pusę, o va šitą pusę. Tai yra su nuostabiu vaizdu į visokius kalnus. O šiaip kelių situacija bendrai paėmus Albanijoje labai gera. Kalnuose, žinokit, neturiu priekaištų iš tikrųjų. Na, aišku, tai nėra tobuli keliai, gal palyginti su kokia Šveicarija, bet kita vertus mes čia niekas nieko nemokam už tos kelius ir tikrai tai nėra duobės ir turbūt nebegali jau nieko būti blogiau, kas būdavo Ukrainoje arba toj pačioj Moldovoje, kai važiuoja ir tiesiog, nu, geros duobės tokios, kur įvažiavęs gali prarasti visą ratą. Tai sustojau dar vienai trumpai poilsio pertraukėlį. Ir ką, pailsėjau šiek tiek nuo kelio dar ir važiuoju toliau. O kur važiuoju, tai jau pasimatysim sekančiai serijai ir ten jau viską sužinosit. Tad tiek šiam kartui ir čiau.